Šiandien geriame arbatą su Vytautu Stankevičium, Biržuose, prie parovėjos ir prie arbatos turėsime pokalbį. Apie ką kalbėsim, Vytautai? Galim šnekėti apie viską, kas liečia pieno ūkius, kas liečia gyvulininkystę, aplamai žemės ūkį, netgi žemės ūkio politiką. Galim šnekėti apie gyvenimo būdą, kodėl žmonės pasirenka tokį keistą verslą, sakyčiau, ir įdomų labai verslą. Galim šnekėti apie viską. Tai gal mes pradėkime nuo to, kad paprašysiu Vytautą prisistatyti. Nebejoju, kad visi žiūrintys mūsų sektorių žmonės žino, su kuo aš šiandien sėdžiu ir kalbu, bet gal tas prisistatymas galėtų būti iš to būtent gyvenimo būdo pusės. Kaip tu, Vytautai, atsiradai? Kaip tu atsiradai pieno ūkyje? Kaip tu atsiradai šitam versle? Kas tave atnešė? Kokią raganą ant šluotos tave čia atnešė ir numetė į tą vietą, kur tu dabar esi? Kada tai įvyko? Vat tą tokią truputį, apie ką kasdienybėje mes nesišnekam. Mes žinom, kad yra Vytautas Stankevičius Biržuose, jis atrodo ten buvo amžinai, bet jis nebuvo amžinai. Jis kažkada buvo momentas, kai jis atsirado čia. Tai gal šiek tiek apie tai. Jo, Donata, toks klausimas ir tas klausimas labai ir toksai ir subtilus ir ar jisai gali būti viešai transliuojamas su atsakymais, kiek mes tavo pokalbiuose galim būti nuoširdus. Vytautai, čia aš palieku tau spręsti. Aš žinok, turiu žirklės, jeigu kažką pasakys ir persigalvosi, tai mes tiesiog panaudosim žirklės. Tai čia yra ir blogiausia, kad tos žirklės labai dažnai mūsų gyvenime egzistuoja ir kas mums nepatinka, mes dažnai bandom užmiršti ir iškirpti, neprisiminti. Visi žinom savo praeitį, nors dabar visi psichologai ar elgsenos specialistai sako, kad neprisimink, gyvenk dabartim, nes ateitis dar neatėjo. Tai jeigu prisiminti mano pradžią, kodėl aš atsidūriau tokiam, kaip sakau, keistam versle su gyvuliais, su karvėmis, su veršeliais, tai gal tas atėjo iš vaikystės. Tas atėjo iš vaikystės ir ta vaikystė nebuvo labai lengva, jinai buvo tokia, prasidėjo nuo karvės blyno, kojos šildytos buvo. Gal buvo man 5 metai, teko ganyti karvės ir šildytis kojas. Karvės blynuose. Tai čia nėra taip tik tai istorijos pajokavimui, ir ne, čia yra realios patirtos istorijos. Aš buvau mažas berniukas, o broliai, kad aš nebūčiau per daug zirziantis, išdroždavo tokią dūdelę iš alksnio, kad aš su ją duduočiau. Ir būdavo rytai šalti, kiekvienas kaimas turėdavo karves, atidarydavo vartelius ir išleisdavo tas karves į ganyklas. Ganyklos būdavo bendros ir ganydavo pakiemiais. Reiškia, jeigu pirmadienį gano 1 kiemas, tai sekmadienį gano 7 kiemas. Ir taip iš eilės. Ir taip kiekvieną rytą būdavo išgenamos karvės, pargenamos. Na, tai ir įstrigo. O pati pradžia, tai jinai prabėgo labai įžymioj Lietuvos vietoje prie Šatrijos kalno, tai Šatriją žino visi. Žemaitija. Taip, Žemaitija, tai Luokė, tai Telšių rajonas, žmonės be galo darbštus, nuoširdus. Ir ten patyriau tokį labai didžiulį grožį tų prisiminimų, kuriuos išgyvenu. O tai kaip dabar Biržai? Na ir paskui gyvenimas ėjo savo eigą, tai atkeliavom iš tos vaikystės į kitą rajoną, į Švenčionių rajoną, Švenčionėlius, tenai
ir mokykla pabaigta. Ir mama dirbo tokį labai atsakingą darbą. Jinai buvo ūkio vadas. Dabar daugelis iš mūsų, kurie atėjo iš to gilaus sovietmečio, bijo prisipažinti, kas buvo ir kaip buvo. Mano mama vadovavo sovietiniam ūkiui. Tai mama buvo pirmininkė, kaip tais laikais Mama vadinam, buvo ar direktorė, tai buvo tarybinis ūkis, tarybinis tai buvo ūkis. direktorė ir vaikystė prabėgo besimokant mokykloje ir taip pat beganant kolūkio karvės, tarybinio ūkio karvės, ravint burokus, skinant obuolius, tai buvo sodininkystės ūkis, skiepijant obelis, genint obelis. Tai žodžiu, tas visas ėjimas, jisai buvo Taip, toks dėsningas nuo vaikystės. Naktygonė su žirgais išvarydavo mus ganyti ūkio arklių, nes daug darbų fermose dirbdavo su arkliais, kraudavo silosą su arkliais veždavo ir šieną suveždavo į fermas, karvės būdavo pririštos. Ir visa vaikystė prabėgo ir su tuo vargo skoniu ir su tuo kvapu, kuriuo kvėpuoju iki šiol, sukūrė savo ūkį. O tai Vytautai, va šitas ūkis, ar ne, jisai yra pirmas tavo asmeninis, toks jau savo verslo, nebe mamos, nebe anos šeimos, kurioje užaugai, patirtis čia Biržuose įleidai šaknis. Tai tas ūkis yra pirmas ir mudu su žmona jį kūrėm nuo 98 metų. Jisai buvo labai sudėtingas. Tai vėlgi buvo perversmai ir keitėsi ir valdžios ir pasikeitė, Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tai aš esu iš tos kartos žmonių, kurie Vilniuje stovėjom ir matėm, kaip tai buvo. Tai gimė šitas ūkis ne tiek iš noro ūkininkauti, bet kiek kilo iš reikalo, kad turėti kažkokią ekonomiką, nes viskas griuvo. Specialistai tie, kurie buvo paruošti, tapo nereikalingi. Nebereikėjo nei agronomų, nereikėjo nei zootechnikų, nereikėjo nei zooinžinierių, nei selekcijos specialistų. O tavo profesija kokia buvo, kokią tu profesiją įgijęs? Mano profesija buvau paragavęs zooinžinierijos. Tai ta profesija buvo labai trumpai ruošiama Tai žodžiu gyvulininkas, pagal išsilavinimą link gyvulininkystės. Bet jo, jeigu šnekėti aplamai apie ūkininkus, tai jų išsilavinimas yra labai gilus, todėl kad didžiausi universitetai gyvenimo universitetas yra pačiam ūkyje. Ūkio universitetas, sakyčiau. Ūkio universitetas, jie turi labai daug žinių sukaupę, jie turi daug labai patirties. Tai pradžia buvo todėl, kad reikėjo kažkaip išgyventi po to sovietmečio ir kažką tai susikurti, gimė vaikai, reikėjo galvoti apie jų ateitį. Tai nuo ko prasidėjo ūkis, nuo kiek žemės, nuo kiek karvių, kokia apimtis buvo tada ir kokia apimtis yra šiandien? Nes čia yra 27 metai tame tarpe. Donata, ūkis prasidėjo labai paprastai. Kadangi neturėjom nieko, pati pradžia buvo tokia, kaip dažnai juokiasi žmonės, kad nuo šaukšto pradėjau. Tai galbūt mes nepradėjom nuo šaukšto, kažką tai vis tiek turėjom, kažką tėvai davė, kažką tai jie mums padėjo, gyvenimo pradžią padarė. Bet ūkis prasidėjo, iš tikro pati idėja ūkio prasidėjo nuo 5 veršelių. Tai buvo 5 veršeliai. Net ne nuo vienos karvės, o nuo 5 veršelių. 5 telyčytės. Kokio amžiaus? Tai kokio, tai jos buvo savaitės amžiaus. O viešpatėliau, tai jos buvo žindančios dar. Taip, tai jos buvo žindančios, o mes jokio pieno neturėjom su kuo jas girdyti, tai pieną pirkdavom iš kaimynų, virdavom tokią buzą su miežiniam kruopom ir užauginom 5 telyčias per 2 metus.
ir jos jau buvo susėklintos. Ir visom sėkmingai pavyko tapti karvėmis? Jo, Visom penkiom? jom visom sėkmingai pavyko tapti karvėmis, tik tai ne šitam ūkyje. Kadangi mes pradėjome ūkininkauti 1998 metais, tai pirmą rudenį prieš tom telyčytėm tampant karvėmis mes jau turėjom apie 10 hektarų žemės. Tai buvo mano uošvių atiduotos žemės, mano žmonos tėvelio, pirmieji 9 hektarai. Ir jie jau buvo apsėti iš rudens ir mums reikėjo nukulti juos, tai buvo pasėti miežiai. O pinigų nebuvo jokių, kombainų neturėjom jokių ir mums reikėjo pasamdyti kombainą, kad nukulti tos miežius. Ir mes galvojom, kad juos nukulsim ir pralopsim, parduosim ir labai, labai būsim turtingi, turėsim vaikam Ilgam. už ką nupirkti pampersus, kurie tada buvo labai brangus. Na ir teko parduoti tas visas 5 telyčias, kad gauti kažkiek pinigų ir pasamdyti kombainą. Metai buvo šlapi, tokie patys. Pirmieji ūkininkavimo metai buvo tokie patys kaip šiemet. Tai Kaip buvo 27 ūkininkavimo metai. Kaip 27 ūkininkavimo metais, tai buvo lietus ir nenustojo lyti ir visą laiką toks oras ir miežius nukūlė gana drėgnus, tai buvo drėgmė gal. Tada dar ir nesupratom, kas yra grūdų drėgmė, bet tai jie buvo labai drėgni ir mes juos išpylėm tokiam sandėly, su kastuvais juos vartėm, kad jie išdžiūtų ir jų nieks nepirko. Žodžiu, Telyčių neturim, miežiai drėgni, jų nieks neperka, jie pradėjo apsitraukti pelėsių ir ką, bet mes buvom jauni. Mes buvom jauni ir ta energija buvo begalinė, nes gimė vaikas po vaiko ir abudu dirbom ir labai stengiamės gyventi. Tai sugalvojom, pasiskolinę pinigų nusipirkti paršelių. Nusipirkom mes gal 20 paršelių. Ir su tais miežiais mes tos paršelius užauginom, o tada kiaulienos kaina buvo labai didelė. Tai kai pardavėm tos paršelius, tada nusipirkom pirmą traktorių. Už 20 paršelių užaugintų iki bekonų mums išėjo traktorius. Ir dar ne bet koks, tai buvo amerikietiškas John Deere'as, atsimenu net markę, toksai 2040, vientiltis. Labai išdidžiai jį parsivariau iš Biržų, nemokėdamas net dorai su tuo traktoriu važiuoti, bet buvau labai išdidus ir galvojau, kad turiu traktorių, tai kalnus nuversiu. Žodžiu, telyčias konvertavai į kombainą, kombainas nukūlė miežius, tenai nesėkmė ištiko. Tada iš tos nesėkmės nusipirkai, pasiskolinai pinigų 20 paršelių, tada paršelius konvertavai į John Deere'ą. Ir tas John Deere'as tapo tokia savotiška pradžia, ar ne? Buvo 10 hektarų, buvo tas John Deere'as pats pirmasis. Taip, tai buvo. Ir buvo pirmosios pamokos gautos jau, ar ne? Jau buvo pačiupinėti viršeliai, pačiupinėti paršeliai, pačiupinėti grūdų auginimas. O dabar, šiandien, ar ne? Tada buvo 5, 10 hektarų, 20 paršelių. Kas, kaip ūkis atrodo šiandien? Kiek yra žemės, kiek dirbate žemės, kiek yra galvijų, kiek parduodate pieno? Nežinau, kokius skaičius jūs patys kreipiate dėmesį, kad apibūdinti ūkį. Tai visą tai, ką pasakoju, prisimenu, tai labai jautru, bet šiandien tas ūkis užaugo, nesakyčiau, kad iki begalybės jisai dar turėtų vystytis ir augti, bet šiandien ūkis dirba apie 1500 hektarų žemės, apie 1500 galvijų ūkyje, iš jų 700 melžiamų karvių. Kasdien parduodam, kaip čia, kad nesigirti ir norint pasigirti, visą laiką sakau, parduodam 1 fūrą pieno. Esam didelio kooperatyvo Pienas LT nariai
ir esame ne patys mažiausi tam kooperatyve. Labai didžiuojamės, kad į tą kooperatyvą įstojom ir tenai bandom kurti su to kooperatyvu savo ateitį. Ūkyje dirba 40 darbuotojų. Europiečiai, kurie lankosi ūkyje, tai kritikuoja mane dėl to, kad per daug žmonių čia dirba, kad reikėtų optimizuoti, nes kuo daugiau darbuotojų, tuo daugiau atlyginimų. Parduodam labai daug brokuotų karvių, nes brokavimas yra gana intensyvus. Stengiamės su genetika išeiti į priekį, į geresnę genetiką išeiti su karvėmis, nes nuo to priklauso ekonominiai ūkio rodikliai. Tai va tokie rezultatai. 27 metai neprabėgo veltui, ar ne? Pamokų buvo gauta daug. Bet tai buvo labai įdomus metai, labai intensyvūs metai, niekada nebuvo nuobodu. Visą laiką tas polėkis kažką tai kurti, kažką padaryti, visą tą išspręsti kažkaip tai su teigiamom emocijom, su kažkokiu džiaugsmu širdį, tai visa tai buvo ir yra iki šiol ir tikiuosi bus. Tai Vytautai, gal dabar paimkim tą vadybinę kryptį, ar ne? Nes iš principo istorija yra sėkmės istorija, ar ne? Nežiūrint prie pradžioje buvusių klaidų ir nesėkmių. Ir tų klaidų, aš manau, toj visoje istorijoje buvo ne viena. Ir jeigu va taip pažiūrėti dabar iš aukštai ir toli, vienu žvilgsniu į visą tą laikotarpį, tai ir jeigu va aš taip paklausčiau tokį klausimą, 3 ar 5 ar 4, nesvarbu kiek jau pats tu juos įvardinsi, patys sėkmingiausi sprendimai. Bet patys tie geriausi sprendimai, kur ir šiandien po daug metų galėtum pasakyti, kad nesigailiu nei vienu plaukeliu, niekuom ir šiandien padaryčiau lygiai taip pat. Ir galbūt tada net nenujaučiau, kad darau taip gerai, o tik šiandien suprantu, kad kažkokia Dievo ranka ir mano paties, tas pasirinkimas jisai buvo labai labai teisingas. Kiek yra tokių momentų ir kokie jie? Iš tikrųjų, uždavėte klausimą labai sudėtingą. Pirmiausia, gal tie sprendimai patys sėkmingiausi, jie Donatai yra susiję su kita žmogaus savybė, reiškia, kokias savybės turi, tai turėjau didžiulę drąsą. Didžiulę drąsą ir ta drąsa ir užsispyrimas turbūt vedė tuo keliu, o patys geriausi sprendimai, sakai, išvardink 5, taip? 3, 1, 5. Labai, aš nežinau, kiek man jų būtų buvo. sunku tai išvardinti, bet pirmas ir esminis sprendimas, kurį padarėm kartu su savo šeima, su žmona, su Vaidutė, tai buvo drąsa iš paskutiniųjų investuoti į ūkį, į žemės ūkį, pirkti žemės, nuomoti žemės. Nebijojom, mes 98 metais žemės ūkis buvo tokioj padėty, kai žemė buvo niekam nereikalinga, labai daug buvo apleistų plotų ir mes tokie su labai dideliu entuziazmu bandom. Ir tai buvo pirmas žingsnis. Žodžiu, nepramiegojote laiko, kada reikėjo Ne tai, kad rūpintis žeme. nepramegojom, bet turėjom drąsos ir tokio labai didžiulio entuziazmo pirkti žemės, nuomoti žemės ir bandyti. Kaip jau išeis, taip išeis. Didinot. Aš galiu pasakyti tokį dalyką, kad aš esu pavasarį rugius pasėjęs, nieko nesuprasdamas, kas bus iš to, nes man karvėm reikėjo žalio pašaro. Ir aš pasiskambinau tokiai agronomiai rajono ir paklausiau, kas bus, jeigu aš turiu tik rugių sėklos pavasarį, o žemė neapsėta, o man reikia paruošti karvėm pašarų. Sako, kažkas užaugs, ten bus kažkas. Aš ir pasėjau, nieko ten nebuvo gero. Bet ir aš nebijau tai prisipažinti,
nemokšiškumas vedė prie to, kad mokiausi. Tai vat pirma sėkmės istorija, kad nebijojom imti žemės ir bandyti. O antra buvo, čia Biržų rajone buvo toksai ūkininkas garsus, kuris turėjo daugiausia karvių, tokie Visockai, Aloyzas Visockas, toks garsus ūkininkas. Ir aš važiuodavau pas jį patarimų ir mokytis, kad jis man patartų, kaip čia su tom karvėm yra. O jisai padarydavo alaus bačkelę, sėdėdavo, uzbonėlį pildavo, paplodavo per petį ir sako, tu Vituk dėk karvytę prie karvytės ir tau viskas išeis. Aš taip ir padariau, paklausęs to žmogaus patarimų, mes pirkom veršelius, pirkom nedaugintas telyčias, iš jų tapdavo karvės ir dauginom. Tas bandos didinimas ir atvedė į ekonominę sėkmę ir į ūkio stabilumą, nes ir dabar, kai krenta pieno kainos, tai yra vienintelė išeitis savo ekonomiką palaikyti, nemažinti gamybą, bet ją didinti. Tai jeigu gamyklos, kurios perdirba pieną, kai pienas yra pigus ir produktai jų pagaminti yra pigus, tai jie stengiasi kiti mažinti gamybą. Žinau tokias gamyklas, kai sumažėja net pieno supirkimas gamyklos, tai pieno ūkiuose yra atvirkščiai. Ūkininkas, jeigu nori išgyventi, jisai turi didinti savo produkcijos apyvartą, reiškia didinti kiekius. Tai pagrindinė filosofija, tai, kaip sakyti, ir pagrindinė istorija, tai buvo hektaras prie hektaro, karvytė prie karvytės. Tai jo, čia pasakiau jau didėti, ar ne? Čia jau pasakiau du. Turėti drąsos augti ir turėti tą suvokimą, kad tas lūžio taškas ateina su dydžiu, su apimtim. Taip, o trečia sėkmės tokia irgi prielaida tai buvo nebijoti sovietmečių pastatytų pastatų. Kadangi pinigų neturėjom, tai pirkom iš pajininkų pastatus, gana grandiozinius, didelius. Ir aš stebiuosi, kaip tada man jaunam žmogui nebijojo nei akis, nei širdis, kad jie buvo griuvėsiai. Juosgi reikės iš griuvėsių prikelti, pritaikyti. Buvo tokių metų, kai nupirkom pastatus iš pajininkų be stogų. Tai su polietileno plėvelė juos uždengė, ten suvarėm gyvulius ir laikėm, kad tik tai dauginti gyvulius, o atsiradus pinigam dėjom stogus, remontavom. Tai čia trečia savybė, sėkmės ta formulė, kai mes nebijojom senų pastatų ir nestatėm naujų pastatų per daug. Todėl, kad statybos neperinvestavom, nes tai kainuoja ir labai dažnai gali atsidurti tokiam užrybį ekonominiam, kai bus labai liūdna ir tu nebegalėsi sumokėti nei bankui, nei atlyginimų žmonėm, nei sumokėti valstybei mokesčių. Tai 3 tokius galiu pasakyti, jų buvo ir daugiau, tai gal iki to 5. Jo, bet ta filosofija, jinai tokia jau labai aiški iš to, ką tu dabar papasakojai. Sukaupti drąsą, kiek turi, nebijoti pačiam savęs ir savo klaidų, ir į augimą, į didėjimą, į gamybos apimtį, neperinvestuojant, pasiskaičiuojant. Visus tos žingsnius jis vienodai turi lydėti drąsa. Drąsa ir nuovokumas, toksai skaičiavimas. Ir aš manau, kad ir šiandien tu turbūt ar neremiesi tais pačiais dalykais. Arba čia buvo augimo laikotarpio filosofija, o dabar jau, kai esi užaugęs stiprus, vienas didžiausių Lietuvoje ūkininkų ar ne šeimos ūkių, gal jau kita yra filosofija? Ar kiti dalykai prisideda? Jo, su metais, kai jau užaugi ir turi daug patirties žemės ūkio veikloj, kai jau daug supranti, kai matai. Kai nebesėjai rugių pavasarį. Tai gali ir kitam patarti, ir savo patarti. Tai pačios didžiausios pamokos yra iš savo patyrimo. Ir vienintelis dalykas, kurį mums visiems reikėtų turėti, kad nebijoti visą laiką semti žinių ir mokytis ir tobulėti, nes
tą, ką mes žinojom vakar, jau paseno, o šiandien jau viskas yra kitaip ir mes turim įgauti naujos patirties, naujų žinių, prisitaikyti prie dabartinių sąlygų ir ekonominių, ir netgi politinių. Tai viso to nebijojimas ir atveda į kažkokį tai rezultatą. Tie rezultatai pieno sektoriuje yra labai nestabilus. Jeigu ūkininkai stebi pieno kreivės, tai jos vingiuoja aukštyn žemyn ir kad išlaikyti stabilumą, turi padaryti žingsnius labai apgalvotus. Ne visą laiką ūkių modernizavimas iki begalybės atveda į sėkmę, nes yra kiti dar dalykai, yra žmogiškieji resursai. Žmonės, kurie dirba ūkiuose, yra labai svarbi dedamoji ir jeigu mes per mažai į juos investuojame, per mažai kreipiame dėmesio, esam per daug egoistai, tai didžiulis ūkio modernizavimas gali pasidaryti bėda, o nesėkmė. Tai aš linkęs priiminėti tokius sprendimus optimalius, kad jie nebūtų nei per daug išsišokę, nei per daug menki. Tai Vytautai, gal aš galėčiau dabar įlysti, kaip sakyt, po nagu šitoj vietoj ir gal tu galėtum duoti kažkokį tai pavyzdį, pavyzdžiui, iš savo sprendimų, pastarojo laikotarpio ar ankstesnių, kas tau, ką tu atsimeni ar ne, ir kada tau reikia suderinti tą technologinį investavimo, žmonių faktorių ar ne. Ir tu kažką tai svarstei ir pasirinkai kažkokį tai kelią, ar ne? Ir kodėl tu pasirinkai tokį kelią, ar ne? Nes aš kaip bandau išklausyti tarp eilučių, tai tu nesi linkęs perinvestuoti, nesi linkęs atrodyti labai labai modernus ir labai madingas, ar ne? Stovi ant žemės, ar ne? Laikai atviras smegenis, žiūri, ką kiti daro, atsirenki, kas tau tinka. Ir vis tiek tu, pavyzdžiui, statai, plėti ar ne, didini karvių skaičių, arba modernizuoji, ten pakeiti kažkokią tai melžimo aikštelę ar dar kažką tai. Tai kažkokį iš savo pavyzdį gal galėtum duoti, kad, pavyzdžiui, galėjau pasielgti taip, o pasielgiau taip, nes. Šitas ūkis vienas buvo iš lyderiaujančių, iš tų ūkių, kurie pasistatė melžimo robotus. Mes turėjom 4 melžimo robotus, viena garsios švedų firmos. Ir pradirbom su jais 6 metus intensyviai, turėjom labai gerą patirtį, labai įdomų užsiėmimą. Bet aš supratau, kad ūkis su savo žmogiškaisiais resursais neištempia šitos technologijos. Tai mum yra pačio ūkio viduje per daug sudėtinga, tai per daug brangu, disbalansas tarp žmogiškų resursų, kurie valdo, ir technologijos, ir ekonominės dalies, kiek tai kainuoja servizo paslaugos, kiek kainuoja sustojimai. Tai esu labai dėkingas tie, kurie mane atvedė prie robotų, ir labai esu dėkingas tiem žmonėm, kurie dirbo ir mane mokė, ir patys mokėsi. Šiuo metu tie žmonės, buvę kolegos, dirba kitose ūkiuose. Jie labai aukšto lygio specialistai, tačiau vis tiek reikalingas darbuotojas prie visų šitų technologijų, ir kvalifikuotas darbuotojas, ne bet koks. Reikalingi jaunesnės kartos žmonės. Tai po 6 metų mes juos sėkmingai pardavėm Suomijos ūkininkam ir investavom, kadangi ūkis didelis yra, investavom į modernę melžimo aikštelę, gana didelę melžimo aikštelę. Ir irgi nepasirinkom pačios aukščiausios technologijos, sakykim, karuselės mes nepasirinkom, todėl, kad reikėjo statyti pastatus, labai daug suinvestuoti. Aš labai atsargiai visą laiką žiūriu į tuos dalykus, į per dideles investicijas. Darant labai dideles investicijas, turi būti ant tiek užtikrintas, kad daug dedamųjų susideda. Sakykime, kad nesumažės tavo žemių plotai.
sakykime, nuomininkai atsisakys tau nuomotis, nu ir ką, ir viskas. Arba neužeis didelės epidemijos ir nebus problemų su gyvuliais. Nebus va tokie metai kaip šiemet, kai šlapia, o pašarai šiemet paruošti daugumoje ūkioje su klaustuku, apie jų kokybę galim kalbėti. Tai daug dalykų susideda. Tai mes pasirinkom tokį viduriuką, modernią aikštelę. Šiuo metu ūkyje yra 2 melžimo aikštelės, 2 padaliniai, nes 700 karvių reikia pamelžti greitai, laiku. Tai vat nuo labai aukštos technologijos, nuo robotų perėjom į paprastesnį ir ramiai labai mėgam. Sudėliojom rutiną darbuotojų taip, kad ir jiem būtų patogu, ir mum būtų patogu, kad žmonės nepervargtų, kad galėtų, sakykime, 15 dienų dirba, 15 išeiginių turi. Tai vat mes išsprendėm biškiai kitaip. Nu, tokie drąsūs žingsniai, žinai, vat vienas iš pirmųjų robotizavaisi. Ir vienas iš pirmųjų panaikinau. Desirobotizavai. Desirobotizavau. Tai... Ir pasistatė aikštelę, ar ne, bet, nu, kaip pasakyti, dažnai žmonėm būna labai sunku padaryti žingsnį atgal. Aš turiu vieną tokį pažįstamą, kuris sako, niekada jau nebeičiau, nu, tik aukštyn gyvenimas gali eiti. Jeigu padariau sprendimą, pavyzdžiui, gyvenau 1 kambario bute, nusipirkau 2 kambarių butą, paskui nusipirkau 3 kambarių butą, tai už to 3 kambarių buto galiu išeiti tik į namą. Jau nebegaliu išeiti 2 kambarių butą. O čia toksai, išėjau 6 metam į robotizuotą ūkį, surinkau visą patirtį, prisimatavau, pasižiūrėjau ir priėmiau sprendimą išeiti, ar ne? Ir radau kaip parduoti, radau kaip išeiti, radau kaip išmontuoti, radau kaip iš naujo padaryti, ar ne? Čia toksai, nu, labai būtent atvirų smegenų dalykai. Nu, Donata, žiūrėk, labai dažnai žmogus rūbą nusiperka, labai brangų. Nori atrodyti savo gražus ir nori kitiems gražus. Moteriam labai suprantamas pavyzdys. Tas labai yra svarbu. Ir po kelių mėnesių sako, aš tau nebepatinku, o tas rūbas buvo labai brangus. Ir jį kartais labai sunku parduoti ir pritaikyti kitam žmogui. Vat ir investicija sunyko. Arba kitas pavyzdys. Labai daug žmonių žaidžia azartinius žaidimus. Aš nežinau, kas tai yra ir nežaidžiu, tikrai neturiu tokio polinkio. Tačiau mūsų gyvenimas ir mūsų verslas yra azartinis žaidimas. Tai yra pats didžiausias azartinis žaidimas. Ir pasidarai priklausomas. Reiškia, turi drąsos padaryti žingsnį, žengti atgal žingsnį, vėl eiti žingsnį į priekį. 2 žingsnius į priekį, pusę žingsnio atgal. Nu, jeigu tau pavyksta kurie metai padaryti 10 žingsnių į priekį ir 1 žingsnį atgal, tai valio, viskas gerai. Tai nereikia bijoti ir galbūt mes ūkininkai esam tokia tautos dalis, kurie vienas kito klausinėjam, na kaip čia bus su tuo traktorium, nu kaip su tuo padargu bus, ar jisai geras ar blogas, pirkti, nepirkti, pirkti robotą, nepirkti. Pirkti aikštelę, nepirkti. Dabar girdžiu kitokius dalykus iš ūkininkų. Vakar su vienu ūkininku kalbėjau. Viskas, melžimo aikštelę uždarau ir statausi 3 robotus, nesutaupysiu ant žmonių atlyginimų. Abejoju, ar sutaupys. Gal ir sutaupys. Aš tik tai sėkmės linkiu, kurie drįsta. Bet visą tą, ką bedarytum, reikia išmanyti ir suprasti, ką darai. Kai aš pavasarį sėjau rugius, aš nesupratau, kad nesąmonę darau. O kai pirkau robotus, aš irgi neturėjau jokios patirties. Ir atsiminkim vieną dalyką, kad mūsų augina ne kažkokie universitetai, ne kažkokios mokyklos, mūsų augina tos įmonės, kurios parduoda įrangą, techniką, traktorius, galvijų spermą, aukštos veislinės vertės, jie mus augina ir jie mus moko, tai yra pagrindiniai mokytojai, kurie mus veda per gyvenimą ir šiandien ūkininkas labiausiai turi būti dėkingas visom Lietuvos įmonėm, kurios aptarnauja žemės ūkį. Chemijos įmonėm, technikos pardavimo įmonėm. Nes suneša kompetenciją. Suneša kompetenciją ir moko ūkininką ne tik tai kaip dirbti, bet ir kaip bendrauti. Atsiranda bendrystė, atsiranda ryšiai, atsiranda šypsena, atsiranda ugnelė akyse ir žmogus mokosi visą gyvenimą. Ir čia kažko bijoti, tai
Juk žmogus kartais statosi namą ir kaip mūsų tautoje, lietuvių tautoje sakoma, tai trečią namą, kai jau statysi, jau tobulai pastatysi. Tai aš lygiai taip pat elgiuosi. Aš niekur neišlipu iš to standartinės patirties mūsų tautos. Tai va. Vytautai, dabar aš paprašysiu laiko minutiniai pertraukėliai. Dabar tavęs besiklausant, man atėjo tokia labai mintis ir aš noriu kreiptis būtent į Lietuvos įmonės, kurias aptarnaujame žemės ūkį. Aš irgi esu iš tų įmonių tarpe. Ir kaip matot, pieno ūkis, portalas Pieno ūkis, naujienų ir žinių portalas Pieno ūkis, kuris jau veikia turbūt gal 15 metų Lietuvoje ir organizuoja konferenciją Pienės vieną kartą metuose, šiemet jau buvo 12 kartas. Mes pradedam tokią veiklą, kad daryti tokio didesnio formato video su ūkininkais, su nuomonių lyderiais, su mūsų sektorių žmonėmis. Ir labai padėtų mums vystyti tą veiklą jūsų įsitraukimas, jūsų parama. Tai galėtumėt, aš dabar taip klausausi ir galvoju, kad, pavyzdžiui, taip tiesiog, pavyzdžiui, šiandien buvo paminėtas John Deere'as, ar ne? Visai, be jokios reklamos, be nieko, ar ne? Gali būti paminėti ir kiti dalykai. Aš kalbu ne apie reklamą, aš tiesiog kalbu apie pasponsoriavimą tokio tipo video. Neišeisim su tiesioginė reklama, kad pirkite tą ar tą traktorių, bet tiesiog galime, tame ilgame mūsų pokalbėje, galime skirti kokią tenai minutę ar kažkiek tai laiko, kad pristatyti kažkokią tai Lietuvos įmonę kaip tarkim, video sponsorių. Tai tokia mintis man atėjo, kai Vytautas užsiminė, kad vertina mus visus kaip žinių atnešėjus, kaip kompetencijos atnešėjus ir galvoju, kad mes tokie ir būsim ir liksim ir stengsimės tokie būti, bet jeigu prisidėtumėt prie to socialinės pieno ūkio iniciatyvos, prie tokio projekto, tai tokių video galėtų būti ir daugiau. Tai pasinaudojau progą, pakviesdama potencialius sponsorius, o mūsų pokalbėje, Vytautai, klausydama tavęs, aš noriu pasukti šiek tiek į tą pusę. Ar ne, mes pakalbėjom apie technologijas, apie žmonės, apie tą drąsą. Drąsą eiti, drąsą klysti, drąsą keisti, ar ne, drąsą viską daryti. O kaip yra drąsa su užsifinansavimu, su pasiskolinimu, su įimu į banką? Aš nebejoju, kad ten irgi labai stipriai skaičiuoji. Kokia tavo yra politika? Stipriai skolintis, nedaug skolintis? Kaip šitoj vietoje elgiesi, jeigu galima lysti į kišenę? Jo, galima lysti į kišenę ir mes šiandien kalbam atvirai, tai kaip ir sakiau, aš esu atsargus žmogus ir niekada nesielgiu su ūkio finansais neapdairiai ir sakykime, niekada nesišvaistau tuo. Šitas ūkis yra paremęs per labdaringas veiklas ne vieną projektą ir vaikų namus, ir įvairius menininkus, ir knygų leidybą. Ir šiemet rėmėm iš savo pelno Perkūnui Radvilai bus pastatyta skulptūra Biržuose. Tai tokias gražias iniciatyvas. O su bankais yra taip, ūkis nėra praskolintas, ūkio finansai ne tai kad blizga, bet tai yra nedideli įsiskolinimai pagal tokias apyvartas, kurias mes darom. Ir su bankais mes elgiamės labai apdairiai, atsakingai ir teikiam pirmenybę pastovumui. Jeigu mes dirbame šiuo metu su 3 bankais, tai stengiamės, kad jie būtų mūsų geri partneriai ir kad mes jų nenuviltumėm. Jie niekada nėra mums atsakę paskolinti, nes matė visą laiką tą stabilumą ir skolinamės mes nedideliam sumom. Didžiausia paskola gal buvo koks 1 milijonas eurų. Tai dirbom ir atidavėm, aišku, ir šiuo metu paskolų turime labai minimaliai, tačiau dabar vėl rašome naują projektą
šiam etapui finansavimo. Ir irgi nedarom labai didelio projekto, bet perkam tai, kas būtiniausia, kas bus reikalingiausia, ko mums trūksta. Ir mes skaičiuojame, kiek įrengimai mums tarnauja, koks nusidėvėjimas, ir labai dažnai skaičiuojam, kad galbūt kai nusidėvi, geriau parduoti už kažkokį tai likutį nedidelį ir pirkti naują, nes remontas ir sustojimai, kai nebegalim aptarnauti gyvulių, kainuoja brangiau, praradimai kainuoja daugiau. Tai mes skolinamės labai minimaliai stengiamės išgyventi iš savo apyvartos, ir praktiškai visas ūkis buvo pastatytas daugiau iš apyvartinių pinigų. Kaip ir sakiau, mes didinom pieno gamybą, didinom mėsos pardavimą, grūdų pardavimą, daug metų sėklinius grūdus auginom ir buvom sėklinių grūdų pardavėjai, teikiam paslaugą vieną iš įmonių Lietuvos. Ir šitokiu būdu mes kažkaip suvaldėm savo finansus. Tai be banko ne vienas ūkis apsieiti negali, nebent jisai turi užsiauginęs labai daug lašinių, kad gali iš savo resursų viską padaryti, bet tokių ūkių yra nedaug Lietuvoje, yra jų. Tai mes vis tik skolinamės labai atsakingai ir labai minimaliai. Nu, žodžiu, labai stipriai paskaičiuoji. Savo rizikas mes skaičiuojam ir ūkio ekonomika, jeigu ją toliau lysti, tai galima per pusę valandos išsiaiškinti, ko ūkis vertas ir kokios jo galimybės ir kokios jo perspektyvos. Tai yra, reiškia, paskolų krepšelis, koks jisai yra, koks skolų krepšelis tiekėjams, kiek ūkis turi sukaupęs biologinio turto, galvijų, karvių, grūdų sandėlių, sodinukų kažkokių, ir kiek ūkis valdo nuosavos žemės. Tai ir kiek ūkis valdo pastatų, ir kiek įdiegęs tų technologijų. Ir kelis skaičius sudėdi, pusę valandos preliminariai gali pasakyti, ar tas ūkis yra gyvybingas ar ne. Ir kiek jisai vertas. Jeigu jisai būtų parduodamas. Su pardavimu ūkiu yra, Donata, biškiai kiti reikalai, nes ūkininko ūkį neįmanoma nupirkti ūkio, reikia pirkti konkretų turtą, žemę, galvijus, pastatus. Tai jeigu tai būtų UABas arba kooperatyvas, turbūt tai kitoks teisinis reguliavimas yra. O čia jau yra sudėtingiau su ūkio pirkimais. Mes dar neturim tos gerosios praktikos, kai Amerikoje arba Europoje yra parduodamas visas ūkis ir ūkininkas pabaigia savo karjerą, padeda tašką ir išeina į pensiją. Tai visą laiką gerai būtų išeiti su gera ekonomika ir perduoti visą tai ar kažkam tai, ar savo vaikam, kad jie galėtų tęsti. Ir dar yra su ūkio ekonomika ir su skolinimus kiti dalykai. Labai reikia pasižiūrėti į savo sveikatą ir į savo amžių. Kiek tu esi dar perspektyvus, kiek turėsi energijos, ar tau nenusibodo, ar tu galėsi toliau rytais keltis ir su džiaugsmu važiuoti į ūkį ir organizuoti veiklą visą. Tai čia gal pagrindinis kriterijus. Amžiaus kriterijus yra labai svarbus. O kaip ta džiaugsmo dedamoji, Vytautai, kaip keitėsi ta džiaugsmo, entuziazmo, aistros dedamoji per tą visą laikotarpį, per tos 27 metus? Kiek pavyko atsinešti nuo tų 5 veršelių ir 20 paršelių to entuziazmo? Kaip transformavosi tie dalykai? Va čia ir amžius keitėsi, ir patirtis verslo keitėsi, ir supratimas verslo keitėsi. Ar labai pasikeitė ta džiaugsmo dalis? Ar labai dar ryte norisi keltis, važiuoti? Filosofija ta, apie kurią klausė, jinai kaip vynas, jinai subręsta. Tai atsiranda tokia branda, kai viską vertini daug ramiau, daug subtiliau, ir kai
kai iš laukų važiuoja priekabos ir jeigu jos yra nesandarios ir išbyra koks grūdas, jau ne per daug imi galvą, nes Nebėgi rinkti iš nebėgi karto. rinkti, nes jaunystėje tai net verkdavo, jeigu kažkas išbirėdavo, tai atsiranda branda. Ir ūkininkai tai žino. Ir ar to džiaugsmo liko ir ar tos vilties yra, taip, jos yra labai daug ir norėčiau, kad tas ūkis egzistuotų ir jisai teiktų naudą ir žmonėm dirbantiem čia, ir valstybei, ir mūsų šeimai. O jeigu kalbant apie materialumą, tai man jo kažkaip tai labai daug nereikėjo, nes minimalizmas savo gyvenime, savo buityje, savo poreikiuose, tai yra galbūt gražiausias dalykas. Man ūkininkai, kurie ne per daug sau leidžia, sakyčiau, pasididžiuoti savo turtu, man jie yra daug gražesni negu kad ūkininkas sėdantis į naują džipą ar labai prabangią mašiną arba gyvendamas labai prabangiuose namuose, tai man truputį tai kelia tokį erzelį ir sakyčiau, kuklumas ūkininko gyvenime, jo versle yra pagrindinis motyvas. O kodėl? O todėl, kad jisai tam ūkyje dirba ne vienas ir jisai tų vertybių negali vienas sukurti, dirba didelis kolektyvas, su kuriais privalai dalintis. Ir jeigu šalia tavęs gyvenantis žmogus per daug skursta, tai irgi yra kažkokia tai daroma išvada. Nereikia per daug didžiuotis ar ten rodytis, kad tu labai turtingas. Aišku, visi mes dirbam dėl to, kad būtų ekonomika, kad turėtumėm, kad galėtumėm kažką sau leisti, tačiau tai reikėtų daryti kukliai. Tai Pasidalinant. Turint tą balansą tarp savęs ir šalia esančių žmonių. Turint balansą tarp savęs ir tarp savo kolegų, su kuriais dirbi, nes ta visa pagarba vienas kitam yra gal svarbiausias motyvas ir tada jautiesi ir jiem reikalingas, ir jie tau reikalingi. Tai vienu žodžiu, tas džiaugsmas darbo nenutrūksta, veiklos irgi nenutrūksta, kaip ir sakiau, tai yra kaip azartinis žaidimas, kad nori eiti į priekį. Esi įtrauktas. Konkurencija yra žemės ūkyje labai didelė. Bet ar ūkininkai, pavyzdžiui, jaučia tarpusavio konkurenciją? Žinoma, kad jaučia. Pati didžiausia konkurencija yra ne dėl veiklos, kokią jie pasirenka sritį, bet dėl žemės plotų. Visi nori gyventi, visi nori dirbti. Ūkininkas be žemės, tai yra jau kita visai filosofija. Tai yra galimybė. Ūkininkas be žemės ir pieno ūkis be žemės su minimaliu žemės kiekiu gali būti. Gali būti išspręsti dalykai visai kitaip. Tarkim, sudarinėjant sutartis ir perkant pašarus, įdarbinant kitus ūkius ruošti šieną ar šienainį, ar auginti kukurūzus, įtraukiant hidroponikos sistemas, auginant želmenis. Tugi bandėjai hidroponiką. Tai taip, mes ją ir dabar turim, šiuo metu nevykdom ten veiklos dėl kitų priežasčių. Tačiau tai yra labai geros sistemos, kai pieno ūkiai gali ir su nedideliais žemių plotais gyventi ir išgyventi. Tačiau jo pačio filosofija ūkio ir veikla turi būti labai diversifikuota. Sakykime, ūkininkas gali turėti ne per daug negrandiozinį ūkį kaip mūsų, bet gali turėti daug mažiau karvių ir įsirengti pieno perdirbimo cechelius ir gaminti kažką unikalaus. Ne bet kaip, bet kažką unikalaus. Žodžiu, grandinę ne į plėtrą išeiti, o į tą vertikalę vadinamą. Taip, išeiti į vertikalę. Nueiti iki vartotojo ir
tuo pačiu susirinkti visų grandžių maržą. Ar ne tik tai pieno gamintojo maržą, bet ir perdirbėjo maržą, ir pardavėjo maržą gali susirinkti, jeigu jisai nueis iki parduotuvėlės ir parduos savo produktus. Taip, mes dažnai nepaskaičiuojam kai kurių dalykų, kartais gal pasiemant paslaugas iš kitų visai ūkių ar agroservizo įmonių galbūt yra pigiau negu savo ūkyje daryti viską nuo iki. Šitas ūkis daro savo ūkyje nuo iki. Nuo pašarų ruošimo, gamybos, pieno gamybos, mėsos gamybos, iki atliekų, reiškia mėšlo pašalinimo, sutvarkymo. Viską nuo iki. Reiškia, mes esam tokio uždaro ciklo ūkis. Ir iš išorės mes samdom labai minimaliai tada, kai nespėjam, arba sutrinka kažkokia tai technika, tai taip. Bet kažką buvai svarstęs eigoje, jeigu aš atsimenu prieš keletą metų, ir apie pieno perdirbimą kažką buvai galvojęs šiek tiek. Tai taip, ūkyje yra įrengtas pieno perdirbimo cechas, bet tai turbūt projektas į priekį, tai galbūt mano... Sekančiom kartom? Galbūt sekančio gyvenimo etapo ateičiai. Tai numatėm ir matomai, kadangi turim labai gražių idėjų, ką daryti ir kaip tai daryti. Tavo sūris tai yra vienas iš skaniausių daiktų, ką aš esu valgius. Tavo gamybos sūris, tai aš manau, kad tas sūris jisai užims centrinę vietą toje gamyboje, jeigu jinai bus pradėta. Svarbu tikėti, kad gali kažką padaryti. Jo, mes turim labai gražių idėjų, kaip pagaminti iš pieno labai puikų produktą, kadangi dar ūkis turi unikalią karvių veislę, Danijos džersius, kurių pienas yra išskirtinis, labai riebus, labai baltymingas. Šiandien kaip tik pasidomėjau, o kokiu koeficientu mes maišydami džersių pieną su Holšteino veislės galvijais pienu, kokiu koeficientu mes jį parduodam perdirbėjam. Tai tas koeficientas yra 1,6. 1,6 po sumaišymu. Tai reiškia, jeigu mes primeržėm litrą, tai gaunam už litrą 600 gramų. Bet tai po sumaišymu. Tu sumaišai Holšteinų pieną su džersių pienu. Jeigu džersių būtų 1, tai būtų 2 ir daugiau gal. Jo, tai džersių būtų virš 2. Tai pakankamai nemažai Holšteinų pieno dar atskiedus su džersiukais. Čia reikėtų sakyti atvirkščiai. Trečdalis džersių pieno ir 2 trečdaliai Holšteinų ir koeficientas 1,6. Bet kai gamini sūrį... Ir primilžis vidurkis yra 30. 30. O kai gamini sūrį, tu gamini iš džersių pieno ar iš to maišyto pieno? Ne, aš pagaminu ir iš to, tai labai produktas iš karto skiriasi, jisai būna visai kitokios konsistencijos, visiškai kitaip ir patiekiamas. Ir iš džersių pieno jisai yra išskirtinis. Tiesiog. Vytautai, jeigu aš pabūsiu dabar tokia įkyri ir aš paklausiu, kaip tu gamini tą sūrį? Taip trumpai. Kaip tu jį gamini? Ar galime jį pasigaminti savo virtuvėje? Donata, aš tikrai neturiu kažkokių paslapčių, nei nuo savo kolegų. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu puodą ir turiu pieno ir turiu termometrą, ko man dar reikia, kad aš pasidaryčiau tą sūrį? Na tai patį paprasčiausią receptą pasakyčiau tokį, kad jeigu mes turėtumėm pusę pieno, šviežio pieno, sumelžto ir dalį kitą pusę pieno, mes jį pastatytumėm rauginti ir mes jį raugintumėm netradiciniu būdu, bet užkrėsdami su kefyro bakterijomis arba tiesiog iš parduotuvės nusipirkę kefyro ir įpildami kefyro, kad jisai surūgtų ir įgautų tą Lactobacillus kefyritis štamą. Tai mes pagamintumėm iš tų 2 ingredientų labai skanų kefyrinį sūrį. Tai būtų labai švelnaus skonio, kažkas tarp mocarelos ir rikotos, kažkoks tarpinis produktas. Jisai būtų riebus. Kuo riebesnis sūris, tuo jį sunkiau pagaminti, nes reikia labai atitaikyti temperatūrinį režimą ir labai ilgai jį slėgti, nes
kuo riebesnis, tuo sunkiau išimti iš sūrmaišio ir patiekti. Tai va 2 ingredientai, o kam reikia temperatūrų, tegu pasiskambina, aš pasakysiu. Va, žinokit, sūris, jisai vertas grieko yra, bet jau mes šiandien nemažai sužinojom. Reiškia, pusę kiekio turi būti kefyrinio rūgimo pieno ir pusė kiekio turi būti šviežaus pieno. Ir kiek aš anksčiau gamindavau sūrius, tai aš dar skaičiuodavau maždaug litrui 1 arbatinis šaukštelis druskos dėdavau. Nežinau, kiek tu dedi. Aš jeigu, pavyzdžiui, 5 litrai, tai 5 nubraukti arbatiniai šaukšteliai druskos. Kiek tu dedi druskos? Panašiai. Jo, Donata, aš nededu iš viso druskos. Aš nededu jokio druskos, Visiškai. jokio cukraus. Ir kai sūris yra pagaminamas, jisai karštas išsiema iš sūrmaišio ir tada jo paviršių druskini arba prieskoniuoja, jeigu, sakykime... Dar vienas niuansas. Jeigu žmonės nori prieskoniuoto sūrio, tai jį galima prieskoniuoti pasirenkant įvairius prieskonius. O šiaip tai druskinasi ir aš druskinu dažnai, kad žmonės nebūtų pikti, kai yra per sūru, tai žmogus supyksta, kad per sūru. Tai tik vieną pusę padruskinu. Tiesiog vieną pusę į karštą sūrį ir druska savaime ištirpsta, susigeria ir kai jisai jau atvėsta, jį galima suvakumuoti ir pateikti. Nors suvakumuotas sūris ir šviežias sūris pateiktas ant stalo, tai yra 2 skirtingi produktai, labai skiriasi. Ir jį galima ir kepti. Jo, jį galima ir kepti. Ir sūrį pagaminti kalėdom, tai yra 20 minučių darbas turėti labai gerą produktą, pieno tą produktą ant stalo. Tai reikia tik iš anksto užsiraukti su kefyru pieną, kad turėti gerą tirštą kefyrą ir mes turėsim ant stalo labai gerą kalėdinį sūrį ir visi bus laimingi. Kalėdos ateina, esmę sūrio žinom, pusę, druskinti pagaminus, bus galima kepti, geriau nevakumuoti. O jeigu norime sužinoti temperatūrinius režimus, tai rašom komentarą. Aš skambinu Vytautui, jisai išduoda paslaptį ir komentariai išduodame tuos temperatūrinius režimus. Nežinokit, sūris, aš esu jį valgius ir ne kartą, ir esu lauktuvėm gavus tą sūrį. Yra kažkas tai tokio, kažkas tokio. Aš jau pati gamindavau tos sūrius ir varškės ten ir rikotą, panašius ir visą kitą, bet man nėra pavykę nieko panašaus padaryti. Ir va dabar aš jau matau savo klaidas. Kefyrinis rūgimas, aš dedu žodžiu, šiom kalėdom aš gaminsiu visiškai kitaip. O jeigu Vytautai dabar iš kitos pusės aš užeičiau, ar ne, mes ėjom dabar daugiau per tokią sėkmę, per drąsą, per tą pusę. O jeigu reikėtų pažvelgti iš tos pusės, va, pavyzdžiui, kokios buvo didžiausios pamokos ūkiui, kokios buvo didžiausios, nenoriu naudoti žodžio nesėkmė ar blogas sprendimas, nes tie sprendimai jie būtent dažniausiai duoda didžiausią brandą. Tai kurie dalykai labiausiai subrandino? Labiausiai tai subrandina žmogų visos jo nesėkmės. Nesėkmės, o nesėkmės. Taip. Kurie atveda į kažkokius nusivylimus, depresijas ir norą viską mesti, kalbėti nesąmonės, kad daugiau tokio verslo nesiimčiau, nedaryčiau, nes visi šitie ūkiai, kurie dirba su gyvulininkystė, tai jiem galima tik tai padėkoti ir nusilenkti. Tai yra kažkokia tai keista bendruomenė ir aš turėjau labai daug draugų, garsių ūkininkų ir ūkininkių, kurie tą darė savo visą gyvenimą sąmoningą. Buvo ir mano mokytojai ir jau jie šiandien iškeliavo iš šito pasaulio. Tai mes visi žinom, koks tai yra sunkus ir sudėtingas darbas, kiek reikia patirties, kiek žinių. Didžiausia bėda yra mūsų nekompetencija, nežinojimas, nesupratimas. Ir jeigu atsiranda supratimas, negebėjimas įgyvendinti. Įsileisti kartais. Įgyvendinti tų idėjų. Sakykim, apie melžiamų karvių šėrimą.
Tai čia ištisas mokslas, tai yra sistema, kaip gyvulį šerti ir ta sistema prasideda nuo kitų dalykų, nuo pašarų ruošimo, kaip mes juos paruošiam. Tai toliau atsiranda kitas dalykas, kaip mes juos galim paruošti, sukurdami infrastruktūrą ūkyje, silosinės, nutiesdami kelius, švariai padarydami. Nuo agronominės dalies, kokias mes pievas užsėjam ir kokius mes žolynus auginam. Ir paskui prieinam kitų dalykų, kokius grūdus užauginam, kokios kokybės, kiek jie yra užkrėsti lygomis. Ir toliau, ką mes dedam į dalintuvą, karvę ant stalo, kaip tai patiekiame, kokia rutina atsiranda, kaip mes subalansuojame tuos racionus, kaip mes juos paskaičiuojame. Aš visą gyvenimą to mokausi ir aš neišmokau dar. Tai šitoje srityje buvo kažkokių tai didelių nuopolių? Žinoma, nes... Kur labiau pašarų gamyboje? Specialistai ir visi konsultantai, kurie konsultuoja, jie gerai patarė, jie protingi žmonės, jie turi dabar ir programas, viskas tvarkoj. Bet dažnai ūkis nesugeba įgyvendinti tų dalykų. Sakykime, nelaiku nupjauta žolė. Neteisingai užauginti grūdai pašaram. Nupirktas netinkamas pašaras iš išorės, kurio tu nežinai kokybės ir negali sukontroliuoti. Netinkamai sudėti ingredientai arba staiga užsibaigia kažkuria pašaro rūšis, o tu nepasiskaičiavai, kad tau jau reikėjo prieš savaitę galvoti, ką dėti ant stalo, nes prieskrandžiai prisitaiko pamažu. Tai mes darome ūkiuose labai daug klaidų, labai daug esminių klaidų, o karviai tai labai neįdomu. Karviai reikia, kad tai būtų sistema, kad tai būtų pastovumas. Kasdien jinai nori tą mes keičiam silosinę. Gerai ir taip pat. Mes keičiam silosinę ir atidarom kitą, jau mes turim savaitę prieš galvoti, kaip mes pereisim, kokį perėjimą padarysim, kad nebūtų streso. Ir visi tie dalykai mus priveda prie didelių ekonominių nuostolių, prie tokių nuostolių, kuriuos kiekvienas ūkis, jeigu suskaičiuotų, tai pamatytų, kad tai yra labai labai didžiulės ženklios piniginės sumos. Ir daug resursų tenai dar yra. Daug resursų. Daug rezervų. Galų gale netinkamas žmogus pastatytas ir netaip atliekantis savo funkcijas, neprižiūrėtas, nemokytas, paleistas be jokios savikontrolės ir be kontrolės iš išorės, gali padaryti labai daug klaidų ir mes tada turim milžiniškus nuostolius. Ir ūkininkai tai labai gerai žino. Labai labai gerai žino. Vakar kalbėjau su tokiu ūkininku, kuris man sakė, kad statys robotus ir melžimo aikštelę pakeis į 3 robotus. O sakau, kodėl? O todėl, kad sutaupyti žmonių sąskaitą, nes tas žmogus, kuris prižiūrės visus 3 robotus, jis ir šers, ir prižiūrės, tas žmogus bus Saliamonas. Aš nežinau, su šerimu tai daug laiko reikia sėdėti prie racionų, labai korekcijas daryti atsargias, kad neišaukti streso. O prie melžimo vėl atskiras mokslas ir tenai, jeigu žmogus turi programas valdymo ir turi robotus, tai reikia labai išmanyti gerai skaičiukus. Reikia turėti labai daug gyvūlininkystės technologo žinių, kas ir kaip ir kur žiūrėti. Tai žmogus, kuris melž 200 karvių su 3 robotais, jisai turės būti Saliamonas. Tai aš kartais iš tokių sprendimų... Jisai bus Saliamonas, bet nenorės dirbti savo, norės dirbti kažkam kitam. Tai aš neįsivaizduoju. Tai sakau, dar tokia viena detalė. Kai turi labai analizuoti kiekvieną veiksmą, kiekvieną atoveiksmį, kas bus po to veikti, jeigu tu padarysi žingsnį, kas po to žingsnio tau ūkio ekonomikai atsilieps, kokius tu turėsi pasiekmes. Žodžiu, aš kaip suprantu, iš tavo to pasakojimo, pasidalinimo, tai tų klaidų buvo daug, jų buvo visokių, jos buvo ir technologinės, ir žmonių vadybinės klaidos, ar ne, visko jų yra.
Ir jos, ta prasme, jos yra gyvenimo dalis. Jos yra kasdienybės dalis. Šimtai Jau klaidų. Mokaisi. Vienas uždarai, kitos atsidaro. Šimtai klaidų. Palipi ant kito laiptelio, ten kitas klaidas randi ir taip pat. Tokia kasdienybė. Ir tas klaidas vis tik turi analizuoti, kodėl tu padarai šitą klaidą. Kartais mūsų klaidos nuo mūsų pačių nepriklauso. Tai priklauso nuo daug veiksnių. Netgi nuo oro sąlygų. Tai žemės ūkyje ir aplamai gyvulininkystėje labai daug reikia fizinės jėgos, veiklos, daug čia judesio yra ir nuotoliniu būdu valdyti ūkį yra gana sudėtinga, nes visi tie įrankiai, kuriuos mes turime ūkyje, tai yra valdymo programos, įvairios rujos stebėjimo sistemos, tada mes turim net pieno analizatorių įsidėgę ūkyje, kai matome, kokia ta pieno kokybė yra karvės tešmeny ir kokia atsiranda bendram piene šaldytuvė. Tai jas visas reikia ir sujungti į vieną vietą ir analizuoti, bet to neužtenka. Visos programos yra gudrios, ale ne visai. Yra taip, kad turi vis tiek nueiti į tvartą ir pasižiūrėti karvėm į akis. Nu, tu čia palėtei man labai tokią subtilę temą ir tokią gilios patirties mano asmeninės temą. Vat būtent man labai surezonavo tavo ta frazė apie nuotolinį valdymą. Aš buvau vienas iš tų žmonių, kurie bandė nuotoliniu būdu, ar ne, kažką tai valdyti, pasiekti, stebėti. Ir aš labai gerai žinau tą mano istoriją, ir tu labai gerai žinai tą mano istoriją, mes ir tos istorijos eigoje daug su tavim kalbėjom. Ir visą laiką buvau tas žmogus, kuris tiki, kad galima, kad ūkis tai yra verslas, jisai yra verslas kaip ir visi kiti verslai, ar ne, mano vadybinis išsilavinimas, taip man skiepija, ar ne, sako, kad tai yra tiesiog verslas kaip ir visi kiti verslai ir ten galioja tokie dėsniai kaip ir visuose kituose versluose. Ir aš, aišku, pabandžiau tai įgyvendinti ir susidūriau su tuo, kad gal ne visai yra taip tiesiai ir paprastai ir vienareikšmiškai taip, kaip aš manau. Ir aš patyriau tokią tam tikrą vadybinę nesėkmę, kuri padėjo man pakoreguoti tą mano mąstymą. Ir dabar aš irgi esu iš tų žmonių, kurie galvoja, kad tai nėra tik apie verslą. Tai nėra tik apie verslą, tai yra ir ta gyvenimo būdo dalis, tai yra ir ta verslo specifikos dalis. Ir tas nebuvimas vietoje ir negyvenimas tuo, ko gyvena ūkis, jisai tave gali taip toli nuplėšti ir taip toli nunešti, kad tu net, nesuprasi, kurioje vietoje tu suklupai ir kurioje vietoje tu žlugai galiausiai. Ir dabar visiškai nesenai turėjau pokalbį su tokį labai įdomų su žmogumi, kuris dirba, net nedirba, kaip sakyti, bet labai gerai iš vidaus žino didelę korporaciją, kuri užsiema žemės ūkiu. Ir jisai man tokią mintį pasakė, kur aš kelias dienas su tą mintim gyvenu, jisai sako, būtent tų korporacijų buvimas Lietuvos žemės ūkio versle, jisai labai tą parodo ir būtent tie korporacijų žmonės pirmiausia suvokia, sako, kad vis dėlto tai yra daug arčiau žmogaus esančio vietoje, negu bet kokio kokybiško vadybinio sprendimo iš bet kur. Ir kad, pavyzdžiui, tokia patirtis, kad, tarkim, yra didelis verslas ir jisai didelę dalį tenai 5/6 ar 90 valdo ne žemės ūkyje ir tada jisai pasiima šiek tiek žemės ūkio ir tą savo didžiulę patirtį vadybinę jisai nesugeba pritaikyti šitoje dalyje. Ir tada jisai truputį pabando investuoti ir sustoja, sako, ne, čia neveikia tie vadybiniai dėsniai. Čia negali iš atstumo, iš distancijos, čia negali online begalinio turėti. Tai aš pati turėjau tą pačią savo asmeninę patirtį, bet mano patirtis tai yra, kaip sakyti, tokia mažos apimties, ar ne? Bet būtent tos didelės apimties žmonės, jie mato tą patį.
Sako, jeigu tavęs nėra šitoje vietoje, tai tu to verslo nejauti, tu jo nevaldai, tu jo nesupranti ir tu nieko negali padaryti. Taip yra. Taip pat manai. Žemės ūkyje yra procesų valdymas, yra labai subtilus dalykas. Ir dažnai nuotoliniu būdu, netgi turint bandos valdymo programas, yra dalykų, kurių nematai. O šiandien mes ryte su specialistais diskutavom, iš ryto ūkio darbas prasideda nuo įvairių pasitarimų, darbų išsiskirstimo ir kažkokios analizės, vakarykštės dienos eigos aptarimų. Tai tokį konkretų pavyzdį šiandien žiūrėjom, programos visos rodo, kaip jaučiasi karvės, kaip jos ėda, kaip jos vaikšto, kaip vyksta visi kiti procesai. Ir programai rodo karvės atrajojimas labai geras, yra atrajojimo daviklis. Tačiau pašaro suėdamumas yra labai blogas ir to mes nematom. Mes galim tik tai nuėję į tvartą pasižiūrėti, kas tada vyksta, karvė sukūsta. Tai stebėjimas gyvulių turint įrankius, įvairias programas ir būnant vietoj, tvartuose, praeinant, stebint, įtraukiant į tai dirbančiuosius žmonės, kurie betarpiškai dirba ir mato, kaip gyvuliai jaučiasi. O dirbantys žmonės, dirbdami kasdien tą darbą, jie tas karves asmeniškai pažįsta. Ir jie gali labai daug padėti. Tai yra dar vienas įrankis, apart programų, kurį mes išnaudojam irgi labai labai prastai palyginus. Mes programas prastai išnaudojam, bet dar prastai išnaudojam. Žmonės dar prasčiau. Taip, žmonės dar prasčiau. O Vytautai, jų gebėjimą pastebėti, pranešti, užrašyti, informuoti, tai yra labai svarbu. O Vytautai, man yra tokia labai įdomi tema, vis tiek vienas iš mano išsilavinimų yra vadybinis ir aš esu žmogus dabar manantis taip, kad fermos žmonės yra truputį skirtingi nuo tų žmonių, kurie dirba miestuose, fabrikuose, gamyklose. Ir kažkiek tai yra skirtingas segmentas. Ar tu pritari tai mano minčiai, ar tu galvoji, kad čia yra neteisingai susiformavęs mano požiūris? Manau, neteisingai susiformavęs tas požiūris. Nėra taip, kaip sakai, kartais atėjęs miesto žmogus. Aš nesakau geresnis, blogesnis, bet aš sakau specifika yra. Žinokite, yra dabar turbūt taip, aš taip galvoju, kad kartais žmogus atėjęs tuščias be jokių gyvulininkystės žinių, bet jeigu jisai turi motivaciją čia dirbti, pasilikti ir užsidirbti ir intensyviai besimokantis ir žinantis, ko tu iš jo nori, jisai aplenkia visus tuos žmonės, kurie seniai dirba fermose, jau jisai senas darbuotojas, labai gerai žino. Tas toksai, sakykime, apkerpėjimas darbuotojų, kai pasidaro jiems nebeįdomu, tai yra labai dažnas reiškinys. Ir kartais žmogus atėjęs iš išorės, tas miesto žmogus, jisai yra žingeidus. Jam viskas įdomu, jisai domisi, klausia. Mes turim ūkyje kelis darbuotojus, kurie atėjo visiškai naujokai, iš Vilniaus miesto atėjo. Tai neįsivaizduojat, koks tai yra gėris, kai jie klausia, domisi, jie googlina ir domisi, o kodėl čia taip, o kodėl ne taip. Dirbtinį intelektą paklausia. Jie dirbtinį intelektą klausia. Jie galų galia tą patį pieno ūkį atradė, esu girdėjęs komentarus, kad skaičiau aš pieno ūkį, kad reikia taip daryti. Tai žmogus nesiskiria, skiriasi tas žmogus, kuriam dega akis ir jisai nori gyventi, ir jisai nori ryte atsikelti, važiuoti į darbą. Ir yra žmogus einantis kaip į kokį lažą. Eisiu, atstumsiu dieną ir gausiu atlyginimą.
ir būsi socialiai apdraustas. Žodžiu, tu matai didesnį skirtumą tarp individų negu tokį Aš sektorinį pasakysiu, skirtumą. kodėl taip yra. Mūsų kartos, tie žmonės, kurie mes augom prie gyvulių, mes turėjom kitokį dalyką, mes turėjom pajautimą, kas yra gyvulys. Mes turėjom tokį pajautimą, kaip jį reikia varyti, kaip užbėgti jam už akių. Neaišku, iš kur esančios žinios jau. Taip. Genuose. Genuose. Genuose patirtyje, sakyčiau, nuo vaikystės. Tu turi tas žinias, bet nežinai, iš kur jas akis gavai. ir matyti, ar jam viskas gerai, ar negerai. Matyti, kaip jie jaučiasi. Suprasti, kada reikia su juo atlikti kažkokius veiksmus. Tai ta bėda, kai paprastas kaimo žmogus, kuris turėjo tuos pajautimus, buvo atitolintas nuo viso to tada, kai pradėjo kaimuose nykti gyvuliai dėl ekonominių dalykų. Labai gerai žinom, kokia buvo neteisybė padaryta ir kaip žmonių buvo supirkinėjimas pienas už dyką, tiesiog pasityčiojant. Ir nutrūko ta grandinė. Nutrūko ta grandinė. Išminties. Ir jų vaikai, kurie dar turėjo tos patirties, emigravo. Arba išėjo į miestą. Ir jie tapo visai kitokios tos sferos, kitų sferų dalimi. O jų patirtis taip ir sunyko. Ir dabar į ūkius ateina ne su kažkokia patirtim žmonės. Todėl tas klausimas, ar čia šitie fermų žmonės kitokie, ar miesto kitokie, nebėra to. Niveliuojasi. Jo, niveliuojasi. O Vytautai dabar, jeigu truputį pažiūrėtumėm į tokią ateitį, į verslo ateitį, ar ne, jinai kaip jau dabar kalbam, verslo ateitis ir ūkininko ateitis, jie yra sukibę dalykai, ar ne, ir žmogaus, šeimos, verslo ir taip toliau. Tai paveldėjimo klausimai, perdavimo klausimai, vystymo klausimai, tu dabar esi tame dar tarpsnyje, žinai, kad dar rūpi ir vystyti, ir išmokti, ir daryti, ir keisti, ar ne, dar yra tos energijos. Ir kita vertus, ar ne, ateina ir tos mintys, o kam aš visą tą atiduosiu, į kieno rankas, kas to šalia manęs, ar ne, kas eis su manimi kartu ir po to eis, kada jau aš nebeisiu galbūt, ar ne? Ar ateina tau tie klausimai? Jo, man ateina tie klausimai ir aš žinau atsakymus į tos klausimus ir kai pradedi kažkokią savo gyvenimo veiklą ir kažkokius žingsnius, tai mes visą laiką galvojam, dėl ko mes tai darom, dėl ko stengiamės, dėl ko ryte anksti keliamės, dėl ko vėlai gulamės, kodėl tiek daug dirbam. Ir aš atsimenu, kažkada su sūnum susėdę, namuose grįžę, gal kokią 2 valandą ar 3 nakties sėdim, atsisėdom ant tokių savo namų laiptų ir man sūnus sako, tėte, kodėl mes tiek daug dirbam? Mes dirbam ir dirbam, kodėl mes tiek daug dirbam? Ir gaila kažkaip tai palieka, kad tikrai tiek daug atiduota darbui, nes iš tikro tas darbas kartais nuveda į labai didelę sėkmę ir labai didelį džiaugsmą, o kartais nuveda į niekur. Tai aš dirbau ir stengiuosi todėl, kad vaikai kažką turėtų, kad jie nevargtų taip, kaip mes vargom. Tai buvo labai sunku, visą laiką buvo didelis nepriteklius. Duonos užteko, tačiau kažko daugiau nebuvo. Tai aš labai norėjau, kad ta veikla atsidurtų vaikų rankose. Šiai dienai tikiu, kad mano sūnus tą visą perims ir mes atrasime kažkokį kompromisą, kaip tai padaryti, kaip tą išspręsti, kad jisai taptų tas jaunasis fermeris, ateities fermeris, nes požiūriai jaunos kartos ir mūsų kartos labai skiriasi, skirtumas yra labai didžiulis. Ir dažnai nesutarimai, jie yra esminiai kaip ir kartų nesutarimai, nes jaunas žmogus visą laiką labai gerai žinai ir pati buvai labai jauna, tai
jauniem visą laiką jūra iki kelių ir mes ją perbrysim, perplauksim, Nu, aš perskrisim. buvau jauna ir tu buvai jaunas tuo pačiu metu, tai mes negalėjom viens kitam duoti patarimą. Taip. Jaunos kartos požiūris yra daug modernesnis, jie daug lengviau pritaiko visas technologijas, jų pagavimas minties ir išminties yra daug greitesnis. Gal labiau pasigendu tenai tarp jaunosios kartos galbūt tokios didesnės atsakomybės, galbūt tokio skauduliuko viduje, kad reikia vis tik savo verslą pažiūrėti, reikia dėl jo stengtis, reikia savo verslą glostyti, atiduoti viską, kad jisai tik tai gyventų. Tai aš tikiu, nes tie žmonės jauni, kurie atėjo dirbti į šitą ūkį kaip specialistai, jie ir atvedė į sėkmę. Jauni žmonės atvedė. Šitą ūkį atvedė į sėkmę jauni žmonės. Tada, kai aš buvau jaunas ir tada, kai atėjo jauni žmonės čia dirbti. Jų čia buvo daug ir jie visi buvo unikalūs. Jie buvo ne bet kokie. Ir viena pora veterinarijos gydytojų, kurie čia dirbo ilgą laiką, išdirbo čia 10 metų. Jie statė, dirbo, darė puikiausius rezultatus ir aš jiems visą laiką sakiau, ta patirtis, kurią įgyjo šitam ūkyje, kiek čia padarėt, jūs visur paims išskėstomis rankomis, jūs visur bus reikalingi. Taip ir atsitiko. Jie šiandien yra patys reikalingiausi, patys geidžiamiausi, didžiausią patirtį turintis. Jie dabar dirba kitose įmonėse. Žodžiu, tokia abipusio laimėjimo strategija. Jie atidavė savo gražios energijos, 10 metų ir gavo gražios patirties. Taip, kaip ir aš atidavau visą savo jaunystę, atidaviau šitam ūkiui, kad jis egzistuotų ir aš labai nenorėčiau, kad tai būtų kažkokia nesėkmės istorija. Aš labai tikiu šito ūkio sėkmės istoriją, kad jisai egzistuos, tobulės, išaugs. Neskaičiuje karvių esmė yra, bet visame suvaldyme ir ekonomikos pastatyme. Kiek tu sugebėsi tai padaryti geriau, paprasčiau, kad būtų prieinama, kad visi skaičiukai tavo mobiliam telefone spaudant būtų tau aiškus. Tai taip, aš tikiu, kad jauna karta tas veržlumas ateis čia ir tikriausiai tai bus mano sūnus, nors ir viena duktė yra žemės ūkio specialistė, o gal jinai ateis. Tikiuosi atrasti tuos sprendimus, kad galėtumėm perduoti gražiai, draugiškai, ar perduoti, ar parduoti, ar atiduoti išsimokėjimui. Tas formas mes atrasim. Sako, dalykai, kurie gauti yra už dyką, yra mažiausiai vertinami. Tai galbūt reikėtų juos įkainoti kažkiek. Įkainoti. Čia toksai labai gražus palinkėjimas. Aš visą laiką pabaigoje prašau duoti palinkėjimą, bet realiai ta tavo paskutinė pastraipa ir buvo labai didelis palinkėjimas. Į ką atkreipti dėmesį, būtent į tą finansinę sveikatą, ekonominę sveikatą dalykų, ar ne, į tęstinumą, į atsakomybės momentą, ar ne, kad tapti tuo galiniu žaidėju, kuris prisiema atsakomybę už viską, ar ne. Dabar tu esi galinis žaidėjas, ar ne, ateis laikas kažkam kitam tapti galiniu žaidėju, ar ne, pro kurį jau nebegali praeiti kamuolys, ar ne, jisai turi jau viską sulaikyti ant savo pečių. Tai toks labai gražus toks ir gražiai išvystytas palinkėjimas nuskambėjo ir čia yra ne tik tai tam ūkiui ir ne tik tai tavo vaikam, ar ne, čia visiems ateinantiem į verslą. Tai tokia kažkaip tai gražia gaida, taip norisi tą mūsų pokalbį ir užbaigti. Tai dėkoju Vytautai labai už šitą mūsų darbo dalį. Iki susitikimų. Iki.